Dar prieš kelis metus Facebook buvo vieta, kur žmonės iš tikrųjų leisdavo laiką. Ten matydavai draugų gyvenimą, įkeldavai nuotraukas, prisijungdavai prie grupių, o kartais tiesiog prarasdavai kelias valandas skaitydamas komentarus po visiškai bereikšmiais postais. Bet šiandien daugeliu šių platformų atrodo visiškai kitaip. Vos prisijungus tave pasitinka nesibaigiantis kvaili postai, dirbtinio intelekto sugeneruoti paveikslėliai ir tavo tetos pasidalintas įrašas su verkiančiu žmogum, kurio niekas nepasveikino su gimtadieniu. Ir tada natūraliai kyla klausimas, kas iš tikrųjų nutiko Facebook? Ar algoritmas tiesiog sugadino viską? Ar žmonės tiesiog persikėlė kitur, o gal problema daug gilesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio? Šiandien pasižiūrėkim, kaip viena didžiausių technologijų imperijų pasaulyje pamažu pradėjo prarasti savo įtaką. Visi žino Facebook istoriją, apie ją net buvo sukurtas filmas. 2004 metais Markas Zuckerbergas kartu su savo kambariokais Harvarde sukūrė platformą, kuri iš pradžių buvo tiesiog universitetinis projektas, bet viskas sprogo praktiškai akimirksniu. Platforma pradėjo augti milžinišku greičiu, o Zuckerbergas po truputį išstūmė savo bendrai kūrėjus ir perėmė pilną kontrolę to, kas vėliau taps didžiausiu socialiniu tinklu pasaulyje. Facebook nebuvo pirmasis socialinis tinklas. Prieš jį egzistavo MySpace ir daugybė kitų, bet Facebook pirmasis tapo platforma praktiškai visiems. Nesvarbu, ar tu studentas, mama ar senelis, visi ten atsirasdavo. Ir kurį laiką tai buvo vieta, kur norėjo būti kiekvienas. Didelė dalis sėkmės slypėjo paprastume. Facebook naudotis buvo absurdiškai lengva. Susikurdavai profilį, įkeldavai kelias nuotraukas, parodydavai savo katiną ir staiga jau turėjai kelius šimtus Facebook draugų, net jei didžioji dalis jų tiesiog paspausdavo like ir nueidavo toliau. Žmonės jautėsi kažko dalimi, galėjo jungtis prie bendruomenių, žaisti žaidimus, ginčytis komentaruose su visiškai nepažįstamais žmonėmis ir visa tai veikė dėl vieno dalyko, kuris vėliau tapo pagrindiniu Facebook ginklu – algoritmo. Iki tol dauguma socialinių tinklų buvo arba gana izoliuoti, kaip MySpace, arba tiesiog forumai, kur visi matydavo tą patį turinį. Facebook padarė kitaip. Platforma pradėjo stebėti tavo veiksmus, ką spaudi, ką komentuoji, prie ko ilgiau sustoji ir tada tau duodavo dar daugiau to paties. Tavo pagrindinis puslapis tapo mišiniu tarp to, ką seki ir to, ką algoritmas mano, kad norėtų matyti. Teoriškai, tai turėjo padėti atrasti naujas bendruomenės ir žmonės ir pradžioje tai veikia puikiai. Facebook augo labai stipriai, Zuckerbergas tapo jauniausiu milijardieriumi istorijoje, o platforma atrodė praktiškai nesustabdoma. Staiga vėl bendravai su mokyklos draugais, kurių nebuvai matęs 10 metų, net vyresni žmonės pradėjo jungtis į Facebook. Tada atėjo telefonų era. Kai Facebook persikėlė į mobiliuosius, jis tapo dar pavojingesnis. Dabar tavo mėgstama priklausomybė buvo kišenėje, programėlė tapo viena dažniausiai atsisiunčiamų pasaulyje, o netrukus prie jos prisijungė ir Messenger. Iš pradžių tai buvo tiesiog integruotas čatas pačiame Facebook, bet vėliau jis tapo atskira programėlė ir dar viena milžiniška meta ekosistemos dalim. Ir čia prasidėjo dar vienas svarbus etapas. Facebook beveik nustojo kurti naujus įrankius pats. Vietoj to jis pradėjo pirkti. Taip nutiko su Instagram. Iš pradžių tai buvo gana paprasta nuotraukų dalinimosi programėlė, bet labai greitai ji tapo viena populiariausių platformų internete. Menininkai, influenceriai, brandai visi ten kėlėsi dėl paprasto ir vizualiai patrauklaus formato. 2012 metais Facebook nusipirko Instagram už $1 milijardą. Tuo metu daugam tai atrodė kaip beprotybė. Dabar tai atrodo kaip vienas geriausių sandorių technologijų istorijoje. Vėliau atėjo WhatsApp, programėlė, kuri leido žmonėms rašyti žinutes ir skambinti internetu be milžiniškų tarptautinių mokesčių. Ypač svarbi ji tapo žmonėms, turintiems šeimą kitose šalyse. 2014 metais Facebook nusipirko ir ją. Tada Twitter pradėjo byrėti, kai pasikeitė savininkas ir platforma buvo pavadinta į X. Kontroversijos, chaosas, keisti sprendimai, vartotojų nepasitenkinimas. Meta pamatė progą ir 2023 metais paleido Threads. Nors pradžioje platforma atrodė kaip dar vienas nepavykęs bandymas nukopijuoti konkurentą, ji po truputį pradėjo augti. Ir visos šitos platformos galiausiai susijungė po vienu nauju vardu – Meta. Šiandien Facebook
oficialiai net nėra pagrindinis įmonės pavadinimas. Dabar tai Meta Platforms. Viena didžiausių technologijų kompanijų pasaulyje, besivaržanti kartu su Amazon, Apple ir Microsoft. Įmonė verta $1,5 trilijono. Zuckerbergas vis dar vadovauja visai imperijai, o akcijų kaina ilgą laiką augo įspūdingai. Tai kodėl tada tiek daug žmonių kalba apie Facebook, lyg jis mirinėtų? Nes problema nėra dydyje. Problema yra tame, kaip žmonės jaučiasi naudodami platformą. Facebook vis dar turi milijardus paskyrų, technologiškai jis vis dar milžiniškas, bet daug žmonių ten tiesiog nebegyvena. Jie užsuka trumpam, patikrina pranešimus ir išeina. Ir didelė dalis kaltės tenka pačiam algoritmui. Daugelis vartotojų šiandien skundžiasi tuo pačiu. Prisijungęs prie Facebook, beveik nematai žmonių, kuriuos iš tikrųjų seki. Vietoj draugų įrašų tavo feedą užpildo algoritmas. Keisti puslapiai, dirbtinio intelekto sugeneruoti paveikslėliai ir visiškai random turinys iš žmonių, kurių net nepažįsti. Kartais atrodo, kad Facebook seniai nustojo būti vieta draugams ir tapo tiesiog begaliniu rekomenduojamo turinio srautu. Jeigu nori pamatyti, ką veikia tavo draugas, dažnai turi specialiai eiti į jo profilį, o tai visiškai sunaikina pagrindinę socialinio tinklo idėją. Ir tada atsiranda AI. Tikriausiai ne viena platforma nebuvo taip užtvindyta dirbtinio intelekto šiukšlėmis kaip Facebook. Platformoje pilna puslapių, kurie spamina akivaizdžiai dirbtinio intelekto sugeneruotus paveiksliukus vien tam, kad rinktų reakcijas. Senutė švenčia gimtadienį ligoniniai, senukas rašo, kad jo niekas nemyli, nes jis neturtingas. Ir po tais postais tūkstančiai komentarų žmonių, kurie tiki, kad visa tai tikra. Didelė dalis šio turinio net nėra keliama žmonių, juos automatiškai kelia botai, o dar blogiau, nemaža dalis komentarų taip pat gali būti botai. O kartais atrodo, kad robotai tiesiog kalbasi su kitais robotais. Ir visa tai egzistuoja dėl vienos priežasties – reklamos pinigų. Skirtingai nei kai kurios platformos, Facebook beveik visus pinigus uždirba iš reklamos. Daugiau nei 97% Meta pajamų ateina būtent iš ten. O kai tavo visas verslo modelis priklauso nuo to, kad žmonės kuo ilgiau scrollintų feedą, algoritmas pradeda optimizuotis ne tam, kad žmonėms būtų gera patirtis, o tam, kad jie kuo ilgiau neišeitų iš programėlės. Dėl to pagrindinis puslapis po truputį prisipildo turinio, kuris sukurtas ne tam, kad būtų įdomus ar naudingas, o tam, kad kuo greičiau iš tavęs ištrauktų reakciją, pyktį, smalsumą ir panašiai. Reklamos. Visi esame matę tas reklamas. Atrodo, kad rasi kažką įdomaus ar vertingo, bet realybėj tai būna dažniausiai perdirbtos, agresyvios reklamos, kurios neturi jokios realios vertės. Tokio tipo turinys Facebook'e tapo norma ir ilgainiui tai tiesiog ardo pasitikėjimą pačia platforma. Bet bene didžiausia problema Facebook istorijoje buvo ne reklamos ir net ne dirbtinio intelekto spamas. Beje, trumpai, jeigu tau yra įdomios tokio tipo istorijos, kviečiu užsukti į mano naujienlaiškį, kur siųsiu laiškus su dar daugiau įdomių istorijų, nuoroda šio video aprašyme. Grįžtam prie problemų. Didžiausia problema buvo pasitikėjimas. Yra sena frazė: jei gauni kažką nemokamai, greičiausiai produktas esi tu pats. Facebook verslas buvo paremtas tavo duomenimis. Ką spaudi, ką komentuoji, kiek laiko žiūri į postą. Ir būtent čia sprogo garsiausias Facebook skandalas – Cambridge Analytica. Po 2016 metų JAV prezidento rinkimų paaiškėjo, kad vartotojų duomenys galėjo būti naudojami politiniai manipuliacijai ir propagandai skleisti. Tyrėjai pradėjo gilintis į Facebook veiklą ir nustatė, kad platformos algoritmai bei surinkti duomenys galėjo būti išnaudojami siekiant paveikti žmonių emocijas ir politinius pasirinkimus. Skandalas tapo milžiniškas. Buvo kalbama apie propagandą, nutaikytą dezinformaciją ir milijonų vartotojų duomenų nutekinimą. Facebook galiausiai gavo baudą, o Markas Zuckerbergas buvo tiesiog iškviestas liudyti prieš JAV kongresą. Net jei įmonei tai skaudėjo finansiškai, reputacinė prasme tai buvo smūgis, nuo kurio jie iki galo taip ir neatsistatė. Ir tada atsirado dar viena problema. Facebook tiesiog nebėra fainas socialinis tinklas. Jaunesni žmonės vis mažiau laiko praleidžia platformai. Tai, kas kažkada buvo studentų ir paauglių socialinis tinklas, dabar daugeliui atrodo kaip vieta, kur renkasi vyresni žmonės, verslo puslapiai ir reklamos. Tuo metu kiti socialiniai tinklai pasiūlė geresnes sąlygas, Instagram tapo vizualu ir influencerių pasauliu, TikTok užvaldė trumpą video formatą, Reddit išliko bendruomenių centru, o Facebook liko kažkur per vidurį. Facebook tapo per daug chaotišku, kad būtų malonus naudoti, per daug apkrautas reklama, kad būtų įdomus ir per daug priklausomas nuo algoritmo, kad žmonės jaustų kontrolę. Tai nereiškia, kad Facebook rytoj mirs, tikrai ne.
Meta vis dar yra viena stipriausių technologijų kompanijų pasaulyje, ji verta daugiau nei $1,5 trilijono JAV dolerių ir valdo milžinišką ekosistemą. Bet pats Facebook šiandien atrodo kaip silpniausia tos imperijos dalis. Žmonės vis dar ten užeina, jie vis dar pasitikrina pranešimus, gimtadienius ar grupės, bet platforma po truputį praranda svarbiausią dalyką – gebėjimą išlaikyti žmonių dėmesį. O socialinių tinklų pasaulyje tai dažniausiai ir būna pradžia pabaigos. Jeigu tau patiko toks turinys, kviečiu paspausti like ir prenumeruoti kanalą. Iki kito karto.